Labai laukiam ilgai šito momento. Aš ir mano sesė filmuojam video. Justina, kylanti TikToko žvaigždė. Labas. Sveiki visi, šiandien aš ir mano sesė Justina filmuosime video pavadinimu Hario Poterio pupelių challenge. Jeigu žinot ar nežinot, aš buvau vienas iš pirmų žmonių lietuviškame YouTube'e, kas filmavo tuos Hario Poterių challenge. Ir šiandien, po 9 metų pertraukos, sugalvojau ir vėl nufilmuoti šitą video. Tai ir pradedam. Ką pradedam? Darysime video, na paimk šitą indelį. Šiaip tai skaniai atrodo, kaip po kiek menukai gražiai. Šiandien valgysim akmenis. Labai visus kviečiu pažiūrėti Justinos TikToko kanalą. Jinai ten daro labai gerus, įdomius video, pavyzdžiui, kaip šitie. Kažkur išnyko šviesa. I love my life. Labai gera kokybė. Šiaip tai daug metų aš jau TikTok'e esu, gal kokius 3 metus. Justina yra pavyzdys, kaip reikia tapti TikToko žvaigždė. Justina bijojo sukurti savo pirmą video. Pirmas jos laivas truko 3 minutes. Ir kaip jauteisi? Aš visą drebėjau, žiauriai blogai jaučiausi. Tas drovumas iki šiol belikęs, bet man patinka daryti laivus ir tai labai man įdomu iš tikrųjų. Tai matot, TikTokas yra iš tikrųjų ne tik influenceriams, kurie nori tapti populiarūs, bet taip pat žmonėms, kurie nori susirasti draugų. Tai pavyzdžiui, mano videografė Milda, ateik videografė Milda. Aš su savo videografė Milda susipažinau per TikToką, nes TikTokas gali suvienyti. Nebūtinai tu turi ten tapti influenceriu, kuris uždirba pinigus. Tu gali ateiti TikTokas skirtingiams tikslams. Ateini pabendrauti, susipažinti su daug žmonių, susikuri grupelės, su kuriais susitinki, bendrauji. TikTokas yra geras viskam. Nepamirškite, kad internetas yra gerai, socialiniai tinklai yra gerai, bet turim prioritizuoti tikrą bendravimą ir galim naudoti TikToką kaip tiesiog įrankį susipažinti su žmonėmis. Čia yra bendravimo platforma ir čia yra dalykas, kai tu gali praleisti linksmai savo laiką. Beleka seniukai. Šiandien mes filmuosim Hario Poterio pupų challenge ir jeigu nežinot, kas tai tokio, tai yra saldainiai, kurie turi visai įdomius skonius. Tai pavyzdžiui, aš išvardinsiu, kokie čia skoniai pas mus. Turime svogūno skonio, kapučino skonio, naudoto binto skonio, granatą, supuvęs kiaušinis, popkornas, turim snarglio skonį, turim zefyro skonį, turim vėmalus, turim persiką, turim nešvarių indų vandenį. Ką tu jūs negalvoji apie tokį skonį? Aš net neįsivaizduoju, nes neragavau. Turim snarglio skonį, kriaušės skonį, jau minėjau, dantų pastą, šilauogės, smirdančias kojines. Ui. Tai įsivaizduokit kokį nors ten Antaną, kuris yra statybininkas kokiam Varėnos rajone. Ir įsivaizduoja, jis dirba 12 valandų tą statybininko darbą, plus 30. Ir pasiemat jo kojines, išmirkot vandenį ir padaro saldainį. Tai manau, čia yra pats nemaloniausias dalykas. Bet manau, vienas iš tokių blogiausių skonių būtų negyva žuvis. Čia yra irgi negyva žuvis? Čia yra negyva žuvis. Sai. Įdomu, kad negera, ar lašiša negyva, ar nežinau. O šlikštų. Ir esmė tame, kad kai kurie tos pupos, pavyzdžiui, jeigu matot šitas 2 pupas, jos abi yra rožinės spalvos. Gerai, vienas iš jų yra smirdanti kojinė, kitas yra tutti frutti ir mes nežinom kuris. Net jeigu išsitrauksim, mes turėsim 2 variantus. Tai vat, pasiruošusi Justina? Jo. O kur mes spjausim? Aš nespjausiu. Aš bandysiu praryt. Justina yra žmogus, kuris praryja, o nespjauna. Tai šiandien bus linksmybės iki galo. Ir tikiuosi, jums patiks šitas video. Ir jeigu norėsit daugiau tokių video su Justina, parašykit komentaruose ir būtinai suplanuosim kažką, nes Justina yra kylanti žvaigždė. Na gerai, tai taisyklės būtų labai paprastos. Vienas iš mūsų laikys šitą bliudelį, kitas turės pasirinkti saldainį, aišku, nežiūrėsim, kokį saldainį pasirenkam. Ir tada turėsim 2 variantus. Arba skonis, kuris yra geras, arba skonis, kuris yra blogas. Tai net nežinosim, kas ten tokio, iki kol neparagausim. Bet taip. Šiaip tai skaniai atrodo. Skaniai atrodo, bet nepamiršk, kad kai kurie iš jų yra bintas, kai kurie iš jų yra snarglys ir niekada nežinosim. Nu jo, šiaip tai. Gerai, pavaskinsim. Gerai, padarysim, nežinau, ar vaskyčiai, kaip lietuviškai pamarskomo, lietuviškai pamarskomo. Vaskyčiai, davai, kas pirmas. Vaskyčiai. Oh, fuck. Davai. Valgyk. Gerai, ragauk. Čia
čia yra. Tai yra 2 variantai šį kartą. 2 variantai. Arba snarglys, arba popkornas. Ir aš net nežinau, kas tai bus. Man raga greičiau. Ir man jau biški sukasi pilvelis, bet pavarom. Popkornas. Gerai. O, gerai, Justina. Ei, tu normaliai viską būsi. Justina yra vienas variantas. Arba popkornas, arba snarglys. Pavarom. Keistas skonis, aš nesuprantu. Kokia nuomonė? Keistas skonis. Antras variantas bus mano. Antras. Ir aš labai tikiuosi, kad nebus. Man atrodo, kad blogiausias yra arba žuvis, arba kiaušinis. Ne, kiaušinis ir... Gerai. O Dieve, ką tai pasakiau? Vemalai ir persikas. Ektonak. Kad tik ne persikas būtų. Žinokit, man flashbackas, kai aš buvau 13, kai geriau ozonę ir privėmiau ir žinok, toks skonis. Aš mieliau valyčiau kažkieno šūdą, nei valyčiau kažkieno vėmalus. Fui. Nežiūrėk. Gerai. Ar šis tu ištrauki tą patį, ką aš, ar kaip čia? Arba smirdančios kojinės, arba tutti frutti. Na, labai susikaupk, labai svarbu. Kojinis. Tai vat, Antanas, kuris dirbo prie 35 laipsnių karščio vasarą. Tau patinka Antanas, matau, nes tu Antanui biški duodai šansą. Fui. Jis man nepatinka. Antanas? Antanas. Okei. Atsiprašau labai už keiksmažodžius, bet arba popkornas, arba kiaušinis. Labai atsiprašau, same. O čia yra geri skoniai. Tai aš nei kartų normalaus skonio neištraukiau. Bandyk dabar, Justina. Susikaup, manifestuok. Manifestacija ir gera vibracija. Viskas. Gerai, lekiam. Maldauju. Gerai, Justina turi variantus arba zefyras, arba snarglys. Zefyras. Atsiimu žodžius, ten buvo arba vabalas, arba zefyras, bet Justinai patiko, nebent jinai mėgsta vabalus valgyti. Man žinai, ką gumą primena šiaip. Nu tai guma zefyras, nu tipo marshmallow, tai žinai, tie zefyriukai, jie realiai kaip guma. O, mėlynas. O Dieve. Gerai, mėlynas mes turim arba dantų pastą, arba šilauogę. Žinai, kad dantų pasta, man atrodo, nebūtų blogas variantas, tai man atrodo 2 variantai geri, tai aš nebijau. Žiūrėk, vienas mėlynas apskritai. Gerai, Hebra, bandom šitą, labai svarbu, labai svarbu, labai svarbu. O! Lakalut, Colgate. Bebram, tai skonis žiauriai primena pastą. Bet aš ką tik dantis valiausi, tai čia man tas patika praryt. Gerai, Justina. Matysiu. Bandyk. Bet tu net nežinau, kuris čia gali būti. Justina, čia arba snarglys, arba kriaušė. Straglys. Gerai, laikyk. Greičiau gali. Nu, Karolina. Užkaisai. Imam. Arba tutti frutti, arba koinė. Labai daug yra vienodų. Gerai. Gerai. Tutti frutti. Kodėl jinai normalius ištraukiu, aš normalius neištraukiu. Gerai, Justina arba blakė, arba zefyras. Zefyra. Matai, sėkmė tavo draugė šį kartą. Jis kartais gali šnekėti šitą kamerą. Aš irgi kamera yra. Gerai, paskutinis raundas. Gerai, o, čia įdomus koks. Arba svogūnas, arba kapučino. Svogūnas nebūtų blogai. O! Kodėl man tai... Žinok, rimtai kaip svogūnas. Bet toks tipas svogūnas, kur palieki, supelyje ir pavarai. Na gerai. Bonus raundas. Labai svarbu ir tikiuosi, jūs pasirinksite tokį blogą skonį, tikiuosi apsivemsi. Palauk, Justina, neskubėk. Tai arba snarglys, arba kriaušė. Fui. Fui. Vandens? Išskalauk.
Neapsivenk. Aš kai ir spalvą pasižiūrėjau, net negerą pasidarė, žinok. Man tas svagūnas įlindo tarp dantų. Kokie jūsų įspūdžiai? Šlykštos įspūdžiai, aš mažai ką ištraukiu normalaus. Nes, kaip sakant, gyvenime sėkmė nėra tavo draugė ir nėra to blogo, kas neišeito į gerą. Dabar perspektyva tavo pasikeitė ir tau patiks kiti dalykai labai taip. Ir bonus raundas. Mūsų videografė Milda ateis paragaut, pabandyt. Gal norite porą žodžių pasakyti? Labą vakarą. Labą dieną. Čia yra Milda, pasiekite irgi tik tokį, jinai kylanti žvaigždė. Ir uždaryk akis, nežiūrėk, nestebėk, gerai. Gerai, labai svarbu, labai svarbu. Plauk, tik tai nevalgyk. Pažiūrėm, kas čia. Smirdančios kojinės arba tutti frutti. Gerai. Dilema. Ai, tu fui. Ačiū. Buvo smirdančios kojinės. Ar tikrai, ar primena Antaną? Primena Valierą. Valierą. Čia ne tas, kur iš Varėnos rajono Valierą matyti iš kur Valierą? Iš Kupiškio rajono. Iš Kupiškio rajono, jo. Labai svarbu. Bežiauro, ne? Primena tikras kojinės. Kaip jo tas skonius išgauna? Na gerai, ačiū, kad žiūrėjote nuostabų video. Su jumis buvau aš, Karolina, ir mano sesė. Justina. Nuoširdumas 31 TikTok'e. Būtinai sekite mūsų socialinius tinklus, TikTok'us ir sugalvojau labai įdomi, Justina. Nežinau, tau patiks šitą idėją. Užduokite klausimus į komentarus ir padarysime video klausimą atsakymų. Ir ką manai? Šiaip tai visai būtų įdomu. Taip, tai rašykite klausimus, jeigu norit būti paminėti kitame video, būtinai palikit komentarą. Na gerai, subscribinkite mano kanalą, kas spėjote subscribint. Būtinai turim surinkti 50 000, nes praeitį turėjom 50 000. Būtinai dar palaikinkite ir visą tą kitą. Labai patiko man šitą video filmuot, labai linksma su sesė, nes mes sesės, mes esam Savko. Mes esame žiauriai skirtingos, bet vienas be kitos negali. Vienas kitą papildo, kaip sakot, yin-yangas. Va taip. Ja. Velnias ir angelas. Velnias ir angelas. Tai tikiuosi jums gerai diena einasi ir likite sveiki, likite laimingi ir iki kito karto. Iki.